savim turim 3 dronus, esam lietuviškoj pelkutį ir ieškosim šernų. Vienas iš kiečiausių Lietuvos dronistų ir gamtos mokslininkų man sutiko padaryti ekskliuzyvinį turą po šią pelkutę. Turų jisai absoliučiai niekam nedaro, tai aš nelabai suprantu, kaip man tai pasisekė. Jaunuolį paklydo. Ne į tą pusę eina. Galbūt tai susiję, kad jisai yra mano tėtis. Šviežiai išrūsta šerną. O matai, čia nėra net sniego, o čia jau dar likęs. Tai čia sunosim paknisę. Tik šiandien oro sąlygas nėra pačios švelniausios nei mum, nei mūsų technikai. Kai renkatės droną, įsivertinkit, ar skraidysit su juo drėgnom oro sąlygom. Mikrofoną irgi. Mikrofoną irgi. Va, matai, pliki laidai. Snaigė užkris, patirps ir užtrumpins. Čia iš vis nepritaikėt blogom oro sąlygom, tik tai gerų oro. Jau bėg. Patys atbėg, nesuprantu. Ne. Žiūrėjau. Jis atinčia. Jo. Čia. Stop. Paspauskit subscribe, nesunku. Spaudėt? Ačiū. Tęsiam vaizdelį. Lietuviškas oro sąlygos, ypač rudens ir žiemos sankirtoj, gali iš jūsų pareikalauti labai daug. Dėl to turit labai gerai pasirūpinti savo rūbais ir avalynę. Jūsų draugai yra pūkai, sintetika ir merino vilna. Jūsų kojos primiktinai prašo Gore-Texo ir kiekvieną laisvą odos plotelį uždenkit ko nors, nes vėjas iškart gairina odą. Ten, koks 50 metrų į dešinę, turim bandą šernų gulinčią. Duoda, žvygo. Pirštus kakant. Problema yra dabar tame, kad mes negalim pakelti ano drono, to tylesnį. Ir taip nuo ryto gražiai saulė švietė. Neišeis, eisim kitur. Aš dabar visko džiaugiuosi. Aš džiaugiuosi, kai liemenė pasijė. Aš džiaugiuosi, kad iš to imbuotis. Aš irgi džiaugiuosi, kad nusprendžiau pasimti užsidėtą striukę pakinę, nes... Daug žmonių galvoja, kad drons labiausiai įsikraun, kai skrendi, ne? Kai stovi vietoj? Jisai gaudo, visą laiką gaudo tašką. Nes įvėjas. Jisai stabilizuoja visą laiką. Jis visą laiką dirbtų. Čia žvėriui labai gerai slėptis. Jisai tas sulendi tos vandenys, tos matėjai, šernai guli ant tokių vidury vandens, ant tokių kopstų. Ir ten neprieisi tyliai prie jo. Jisai žino, kad ten nei vilks neprieis, nei žmogus neprieis. Šernus radom. Radom juos net keliose vietose. Vieni iš tų šernų gal reikėtų labiau sakyti mumis rado.
Einant pro vienus brūzgynus, išgirdom, kad ateina šernai, sustojom, nutilom, jie praėjo grinai pro mumis, tada sugulė kažkur tuose brūzgynuose. Oro sąlygos nėra pačios tinkamiausios tyliam sėlinimui, nes kadangi yra apie nulį, kur tik padedi koją, ten viskas traška. Arba šaka po kojom, arba ledus, arba traškantis sniegs. Bet bendrai pasivaikščiojim pavykęs. Šernų matėm, dronai nesugedo, o mes, kadangi sluoksniuojam, nesušaliam. Nepamirškit, kad ir Lietuvoje gamta jums yra paruošus malonių nuotykių. O savo nuotykiam į gamtą ruoškite su Getbacks. Iki kitų kartų.